Vargais negalais šiaip netaip atvykau į lokaciją, kurioje yra nedidelė galimybė, jog gausiu informacijos, kur galėtų būti mano draugai. Žinoma, ta informacija nebus man patiekta ant sidabrinės lėkštutės, tad pats turėsiu pasiimti ją jėga. Paprastai yra sakoma, jog gera pradžia yra pusė darbo, o štai aš sakau, kad mirtys vaizdo įrašo pradžioje yra sėkmės garantas. Būtent dėl to ir padėjau kelioms nuodėmingoms sieloms pasiekti Švento Petro saugomus rojaus vartus. Nors greičiau jau Dantės 9 pragaro ratą, bet nesvarbu. O štai ir man tai brangi informacija. Shit, they're coming for me. I'm ready. Taigi, proto bokštai susivokė, kad kažkas yra ne taip ir dabar atsiuntė pastiprinimą, kad su manimi susidorotų. Labai džiaugiuosi tuo, nes man jau niežti nagai, kaip norisi ką nors pakutenti su peiliu į nugarą arba su kulkomis į galvą. Tikrai nebuvo sunku ir man netgi pradėjo darytis visai smagu, tačiau visas smagumas baigėsi tada, kai susisiekiau su Denisu. Hey Dennis, I hit the Medusa. Now the pirates sent a message about... Jason, Vas wants us dead. There's no time to talk. Come to Amanaki village. We need your help. Tas nedėkingas Benkartas. Tik padariau vieną užduotį, kuri galėjo kainuoti mano gyvybę, o dabar dar neišklausęs manęs jau vėl kviečiasi kažkokiam neaiškiam darbui. What's happened? Vas prepares to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Voss is gonna ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason, please, fight for us. The Rakyats will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Vas. It'll be easier to kill. Aišku, kad jūsų salos nieko verti Rakyato kariai neišgyvens be manęs. Na kaipgi kitaip? I knew we could count on you. Kad aš neturiu pasirinkimo, Zeniau. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first, okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? Atimti daugybę gyvybių, kas jau tapo mano kasdienybės, pavogti sprogmenis, juos detonuoti, spėti pabėgti, kol jie nesusprogo ir tuomet sveikam ir gyvam pasišalinti iš teritorijos. Na, skamba kaip labai paprasta ir lengva užduotis. Ir aišku, viską darysiu vienas, kol šiti šaunuoliai tiesiog taip ir stovės, ar ne? Nieko kito taip ir nesitikėjau. Na, mane tikrai suerzino tai, jog iš Deniso beveik jokios naudos, tad nusprendžiau apsilankyti piratų teritorijoje ir draugiškai su jais pasikalbėti. Deja, panašu, jog jie nebuvo nusiteikę kalbėtis ir bendrauti ir sureagavo į mane labai neadekvačiai, tad aš sureagavau dar neadekvačiau atgal. Susprogdinau visus šaunuoliukus atgal į akmens amžių, kur jiems ir vieta. Jeigu negalite suregzti sakinio ir pirmą griebėtės fizinės jėgos, velniop jūs visus. Užėmiau dar vieną piratų stovyklą ir nusprendžiau nuraminti nervus sena gera medžioklė, nes nieko nėra geriau kaip naikinti ir taip nykstančias gyvūnų rūšis. Dieve, kokia čia nedėkinga avinų banda susirinko. Vietoje to, kad gaučiau bent paskatinančius žodelius ar ką nors išgirsčiau tokio kaip ačiū, tai ne. Man sako, kad dar daug darbo liko. Tarytum apart manęs čia kas nors ką nors darytų. Pats vienas sugebu tigrą nuvyti šalin ir nugalabyti jį vien su savo kišeniniu peiliuku po galais. Kol kas nemačiau, kad kas nors šioje saloje atlaikytų tokio lygio iššūkį apart manęs. Ir meluočiau, jeigu sakyčiau, kad mano pasitikėjimas savimi yra mažas. Matote, su kiekviena užduotimi, kurią padarau, sulig kiekvienu įvykiu, kai suvokiu, jog pats vienas esu geresnis už visą šią salą, pasijuntu vis geriau ir geriau. Tuoj užsimaukšlinsiu ant galvos tokią karūną ir tapsiu tokiu pasikėlusiu, kad galėsiu tiesiog sėdėti priešais veidrodį ir grožėtis savimi ir koks kietas esu. Šiaip ar taip suvokiau, jog negalėsiu ilgai atidėlioti tos užduoties, kurią davė Denisas, taigi pasiekiau nurodytą vietą ir atlikau darbą beveik nepriekaištingai. Manau, jog jau pastebėjote, kad visas šis žaidimas susideda iš to, jog praktiškai vien žudau piratus, medžioju gyvūnus ir kad gaučiau pinigų nuolat apvaginėjau įvairius atsargų konteinerius. Nėra daug ką labai aiškinti, perpjovus vos kelias gerklės pasiekiau savo tikslą ganėtinai greitai. Nemeluosiu, ginklų čia nemažai ir iš dalies net gaila, kad teks viską sunaikinti. Žinant, jog pats vienas sugebu įsibrauti į ginkluotų piratų saugomą teritoriją ir visų tyliai atsikratyti, protingiausias sprendimas būtų buvęs ne ginklus sunaikinti, o juos pasisavinti. Tuomet, jei saloje yra internetas, galėčiau YouTube tutorialų bei savigynos TikTokų pagalba edukuoti šios salos Rakyato karius ir man nereikėtų visko daryti vienam. Deja, kad ir kaip bebūtų gaila, suvokiu, kad šioje vietoje loginiu mąstymu vadovautis nepavyks. Tiesiog pernelyg daug etatinių
idiotų su pernelyg didelė saviverte supa mane. Žodžiu, šiaip netaip sugebėjau pabėgti ir susisiekiau su Denisu. The radio said Voss was recording ransom videos of PC. PC? Pirates Cove. But we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the path will help you succeed. Na štai pagaliau reikalai pradėjo judėti į priekį. Sužinojau, kad kažkas iš mano draugų galėtų būti laikomas piratų kalėjime. Ten ir ketinu keliauti. Prieš tai dar užsukau į grybų mėgėjo daktarėlio namus. Pastebėjau, jog mano draugė nebebuvo kambaryje. Taip pat pastebėjau, jog daktaro namuose vienintelis tvarkingas kambarys yra antrame aukšte ir jis panašus į mažos mergaitės kambarį. Taigi žaidimas duoda suvokti, jog daktaras turėjo vaiką. Tai tiesą sakant buvo jo 2 metų duktė Agnes, kuri netyčia nukrito iš 10-aukščio pastato Londone. Panašu, kad dukros netektis daktarui buvo tokia skaudi, kad šis griebėsi svaigiųjų medžiagų vartojimu, taigi šiuo atveju keistų, neaiškių grybų. Beje, pastebėjau dar, jog Denisas nors ir elgėsi kaip tikras šunsnukis, vos tik gauna galimybę tikrai pasako kažkokių motyvuojančių frazių. Jeigu jis turėtų Facebooko profilį, tuomet prie kiekvienos nuotraukos turėtų po įkvepiančią citatą ar dar kokią prieš 100 metų gyvenusio nusižudžiusio poeto frazę iš poemos, ar šiaip kokią nesąmonę. Tipiškas Denisas. It's safer since the pirates come to buy from him all the time. But get this, I found something down here. You have to see it. Okay. I'll meet you there later. Hopefully with our friends. Great. Bye. Štai ir sužinojau, kur randasi mano draugė. Daktaras ją perkelė slėptis po jo namu esančiame urve. Skamba kaip kažkas, ką pasakytų Minecrafto žaidėjai. Urvai po namais, kas toliau? Laivai po namais? Norėčiau tai pamatyti. Žodžiu, kaip tikras pasaulio užkariautojas vienas įsibroviau į didelį kalėjimą. Žinau, jog čia tik žaidimas, tačiau vaikystėje nemačiau tiek daug logikos spragų, kiek matau dabar. Matote, sėdint ir žaidžiant žaidimas skamba labai smagiai ir logiškai, kai gauni užduotį pats vienas įsibrauti į kažkokį neaiškų piratų kalėjimą. Tačiau jei kas nors realybėje duotų tokią užduotį, abejoju, ir būtų taip smagu. Numečiau kelias granatas, pavogiau kelis daiktus ir netikėtai išgirdau savo merginos balsą. It's a video. She's not here. Please. No. I want you to say mom, dad. Taigi nesveikas šunsnukis nufilmavo vlogą. I love you. Where are you? Kur buvęs, kur nebuvęs, lyg iš nieko atsirado piratas, kuris mane atjungė ir dabar sėdėjau surištas prie kėdės, kol Vasas mane išmaudė benzine. Skamba kaip labai kieto vakarėlio pradžia. Who gave you that ink? Ask you a question. Who gave you that ink? Teacher gave you that ink? My sister gave you that ink? Bičiuli, tą tatuiruotę man padarė ne tavo laisvamaniškai apsirengusi sesutė, gali dėl to nebijoti. Mane tatuiravo profesionaliame Deniso salone, jis vadinasi išgelbėjų gyvybę, ištatuiruoju ranką. I'm gonna drive a bullet through my sister's skull. Like I did your brother Grant. Tiek laiko nesimatėme ir iš karto priminiai dalyką, dėl kurio nesutarėme. Šaunuolis Vasai, na kas taip daro? Štai galbūt norėčiau pakalbėti apie Dievą ir kaip jis paskatintų brolišką meilę ir galėtumėt siekti kartu taikos. Bet panašu, kad ne viskas bus taip, kaip noriu. Fuck are we? There was a time where I'd do anything for my sister. You know, first time I ever killed was for my sister. Nenoriu nurodinėti, bet panašu, kad Vasui reikia negrobti žmonės, o jam reikia psichologo See, the thing konsultacijos. about our loved ones, right? Our fucking loved ones! They come and they blindside you every fucking time. So they say to me, they say, Voss, who the fuck is it going to be? Them or me? Me or them? Senelizai, tai ką tik patvirtino mano žodžius, galbūt net praverstų psichiatro konsultaciją. Bet koks skirtumas, negaliu padėti žmogui, jeigu jis tos pagalbos nepriims. Galiu tik nebent sukalbėti rožinį už jį, tik abejoju, ar jis leistų man dabar paliesti bent pirmą karoliuką, nes vis dar esu surištas. You're willing to die for the one you love.
Vasas padegė pastatą, liepsna žinoma išplito šviesos greičiu. Mano mergina pradėjo klykti kaip skerdžiama, o štai aš tą progą ėmiau suptis kėdėje su viltimi, kad galbūt nukritęs susitrenksiu galvą ir man nereikės dalyvauti šioje nesąmonėje. Deja, sakoma, kad žmogus planuoja, o dievas juokiasi, taigi čia nutiko lygiai tas pats. Ne tik išsilaisvinau iš pančių, bet dar ir nukritęs patekau į patį liepsnų vidurį. Mano diena negali būti geresnė. Bet kokiu atveju aš nebūčiau aš, jeigu stebuklingų būdų neišsigelbėčiau ir neišgelbėčiau savo mylimos merginos. Sakykit, ką norit, visa ši situacija romantiškesnė už Saulėlydį, bet neromantiškesnė už Titaniką. Ir gink dieve, tikrai nereklamuoju, nerekomenduoju ir tikrai nemėginu peikti filmų. I'm here. Oh my Stay god! still. They took Oliver! They took Oliver! Can't do anything about him now. It's the only way down. Come on. Oh my god! Neblogai nusiridenom žemėn ir kad ir kaip bebūtų keista, nesusilaužėm nei vieno kaulo. Tiesą sakant, man labai įdomu, kas galėtų šioje saloje suteikti medicininę pagalbą. Ar apskritai pirmąją pagalbą. Nes nors ir grybų mėgėjas daktarėlis gyvenantis ant kalnų ir paslaugus bei geranoriškas, to neužtenka, kad būtum geras sveikatos specialistas. Ir apskritai, ką turėtume daryti lūžusio kaulo atveju. Pavyzdžiui, įstatyti lūžusią galūnę tarp dviejų medžio šakų ir tikėtis, kad kaulas sugis teisingai, nes tai būtų tobulas receptas neteisingam paties kaulo sugijimui ir ilgam bei skausmingam procesui neįgalumo link. Bet žinote ką, mažiau kalbų, daugiau darbų ir daugiau automobilio stumimo, kol užnugaryje agresyvūs piratai kėsinasi į mūsų gyvybės. Norit tikėkit, norit ne, bet savo merginą išgelbėti ketinau kiek kitaip. Viską įsivaizdavau maždaug taip, kad ji būtų saugiai užrakinta kokiame nors atokiame Rūsyje ir aš tyliai ir atsargiai ją iš ten išvaduočiau kaip tikras didvyris. Tačiau štai realybė kiek kitokia ir mano mergina pamatė, kaip man buvo smagu tiesioginė to žodžio prasme sprogdinti žmonės mums iš kelio. I can't do this! How am I supposed to handle this? You're doing fine. What are you doing? You're shooting at the Jason! How can I focus with them shooting at me? Dieve, moterie, nusiramink, leiski vyrui pasidžiaugti smurtu ir kraujo praliejimu, kaip kad daro niekam tikę rusai. Šiaip nors ir su humoro gaida tai pasakiau, noriu atkreipti dėmesį, kad karas niekada neatneša nieko gero ir laimėtojų nebūna niekados. Ir žmonija tikrai susimauna ties šiuo klausimu, kas yra labai liūdna. Hell yeah. Those motherfuckers never knew what hit them. We did it! You think almost being killed or sold into slavery is fun? Hey, Lisa, calm down. This is a nightmare. Okay, listen, I'm fixing this. Do you know where the pirates took the They others? took Oliver to some place called the Bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. Oh, Jason. I'm so sorry. But I found Daisy. I'll find the others. Where is she? A safe place. I'll take you there. Taigi pasakiau savo merginai, kad mano brolio nėra tarp gyvųjų ir leidau jai suprasti, kad nenoriu apie tai kalbėti. Nugabenau ją iki daktaro namų ir skambučio metu mano draugė minėjo, jog po namų yra Minecrafto urvas, taigi ten ir nupėdinome. You made it! Oh. Daisy, I'm so sorry. Look, I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. There's a powerhead for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. Na pagaliau, kas nors be manęs, ką nors naudingo daro. Puikus planas išties, sutvarkykime laivą ir plaukime namo. Hey, you found it. And since you're carrying it, you can hook it up. Tell me again why you aren't doing this? I'm priming the ignition. Is that even a thing? Are you done yet? Almost! Great! We can take it from here. You might want to check on Lisa before you go. Every night I dream I'm in Hollywood, and then I wake up here. The important thing is we're both safe. O taip, bet kurią akimirką mus gali sutaranuoti nesveiki piratai, bet mes saugus. But you saved me. I'm here because of you. Okay, I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. Be careful.
Apturėjau labai turiningą pokalbį su savo mylimąja ir jau ketinau bėgti vykdyti daugiau piratų žudimo, tačiau prieš išeinant iš urvo pamačiau, jog yra užkandžių, tad nusprendžiau jų paragauti. Jergutėliau, kaip aš klydau, tai nebuvo užkandžiai. Panašu, jog prie šito nagus bus prikišęs mūsų grybų mėgėjas daktarėlis. So where was Colby then? That's the funniest part. He got AWOL for a hookup, and the girl was so... Kad ir ką suvalgiau, tai mane sugrąžino atgal laiku ir panašu, jog mano draugai tikrai nepriklauso krikščioniškam susitikimų būreliui. Iš tiesų apmaudu. Matau, kad laisvalaikį leidžiame nelabai pašvesdami savo gyvenimą Dievui. Told you? You know, Jason, Lisa is a keeper. I have shots! Now that, right there is what I'm talking about. Let's have those shots, hey baby. Alright, hang on. Watch it, don't spill it! Kiekvienas jaunas žmogus gyvenime pridaro klaidų, bet prisiminkite, jog draugai ateis ir išeis, o Dievas su jumis liks amžinai, visai kaip ir gėdingiausi jūsų gyvenimo prisiminimai. Po šio įdomaus potyrio net nežinau, ką ir besakyti, pabudau tarytum iš komos. Apskritai vartoti svaigiąsias psichoaktyviąsias medžiagas yra tiesiog siaubingas dalykas. Patys matote, kaip sunkiai pagrindinis veikėjas keliasi nuo žemės. Šią nuostabią motyvaciją nevartoti narkotikų ir norėjau užbaigti šios dienos įrašą, tačiau dėja man nelauktai paskambino Denisas. Hello? Jason, I've tried to reach you many times. What happened? Voss captured me. I made it out with Lisa, but he still has the others. Man žymiai svarbiau parduoti savo vogtus daiktus, o ne kalbėti su visiems nuotaiką gadinančiu šaunuoliuku. Strong enough to get them out. You need the power to defeat Vass. I cannot provide such strength. A temple is in the jungle. I will meet you at the gates. All right. Nauja užduotis – susipažinsime su moterimi Citra, kuri turi šventyklą ir mums stebuklingai galės padėti. Skamba tikrai patikimai.